Grindis paprasčiausiai dengti su laminuotom grindlentėm, dar vadinamų laminatų, plaukiančiam grindim. Dažniausiai tai yra šis grindų tipas. Pasirinkimas labai didelis laminuotų grindlenčių ir kainų, ir kokybės atžvilgių. Reikėtų taip daugiau mažiau savo susirūšiuoti, kad yra ekonominės, vidutinės ir premium klasės laminuotos grindų lentos. Ekonominės klasės tai mes matom dažniausiai supermarketuose su maža kaina. Tos grindlentės yra lengvutės, nes pas juos yra pluoštas mažesnio tankio ir dažniausiai jos turi mažesnį atsparumo klasės. Atsparumo klasės yra nuo 31, tai yra tokiam kaip miegamajam, 32, 33 klasė, jau daugiau skirta holui. 34 jau gali būti naudojama ir biurose, bet vėlgi reikia žiūrėti, ar tikrai tai yra ta klasė, nes galima užrašyti ir neatsakyti už tą klasę ir jeigu jau kaina yra nedidelė, tai abejotina, ar tai bus 34 klasė. Taip pat yra atsparumas braižymuisi. Braižymusis jis yra skaičiuojamos irgi tenais skirtingos klasės. Kuo skaičiukas didesnis, tuo atsparesnė braižymui yra lenta. Lentos atsparumas drėgmei didžiąją dalimi priklauso ne nuo to, kiek tenais kokie yra spynos pavaškuotos. Šiuo atveju šitoje spynoje yra įmontuota kažkokia tai tipo hidroizoliacinė tarpinė, bet didžiąją dalimi priklauso atsparumas drėgmei nuo tankumo, vėlgi to paties tankumo grindinės lentos. Ir nereikia tikėtis, kad nusipirkę pigią lentą, netgi ir su dideliam akcijom, jūs turėsite gerą lentą. Ja bus dažniausiai sudėtingo montuoti. Tai irgi jeigu žiūrėti į tą tokią evoliuciją lentų, tai pirmosios laminuotos grindų lentos, jas reikėdavo sudėti visą eilę, įstumti ir tik tai tada jinai susidėdavo. Dabar laminuotos grindų lentos dedasi po vieną, pakankamai nesudėtingai. Dažnai netgi nereikia tenais daryti papildomų prispaudimų. Na ir šitos laminuotos grindų lentos, jos gali būti klojamos į abidvi pusės. Tai yra įprastai klojama į vieną pusę, tai yra einama į tą pusę, o čia dabar mes klojam skirtinguose kambariuose. Ir šita vazona, jinai bus padaryta klojant į priešingą pusę. Dėl būtent specifinės spynos. Ir vėlgi irgi ekonominė nuo premium klasės labai skirsis ir spynomis. Ir čia jaučiasi tvirtumas šitos spynos, jinai laikys. O ekonominės klasės jau galima labai dažnai pamatyti, kad jos būna tokios apdaužytos jau įpakavime netgi. Tai atitinkamai ir nelabai tenais verta tikėtis iš jos ilgamžiškumo. Kokybiškesnių lentų dažniausiai būna raštas įdomesnis, spalvos būna geresnės, taip pat jos nebijo ultravioleto. Ir premium klasė dažniausiai turi ir tekstūrinį reljefą, kuris atkartoja piešinį. Laminuotos grindlentės būna su jungimu, kai yra padarytas griovelis, arba gali susijungti tarpusavį be jokio griovelio. Na ir gražiau atrodo vis dėlto su grioveliu, ypač jeigu dar lentos kiek vaikščios, tai griovelis jisai padarys taip, kad nesimatys atsiradęs padidėjęs tarpelis. Prieš pradedant darbus reikėtų grindinės lentas atnešti į patalpą ir palaikyti bent jau 48 valandas. Po laminuotam grindim naudojamas yra paklotas, jo tipas priklauso nuo grindų, nuo jų lygumo. Čia apačioje paliktas senas linoleumas, dėl to panaudotas 3 mm polipropileninis paklotas.
Na, o premium klasė, tai aišku, yra kamštinis paklotas. Paklotas tarpusavėje turėtų būti sujungiamas. Tarp laminuotų grindlenčių ir sienos yra dedamos atramėlės. Atstumas tarp grindlenčių ir sienos turėtų būti apie 1 cm, tai rašo gamintojas savo instrukcijose. Taip pat lenta, jinai neturėtų būti trumpesnė kaip 30 cm. Tas minimalus ilgis, jisai rekomenduojamas gamintojo ir va šitas tarpas tarp sujungimų taip pat neturėtų būti trumpesnis kaip 15 cm, 20 cm. Kuo lenta geresnė, tas atstumas gali būti mažesnis, nes ten sujungimai tvirtesni ir mažiau šansų, kad sulūš. Kadangi pjauname viršuje būna geroji pusė, tai ir žymim iš gerosios pusės. tą galiuką, kurį pjausim į lentą, apsukam atvirkščiai, pažymim ir su kampainiu nubrėžiam liniją. Laminuotos grindlentės lengvai pjaustomos, naudojamas siaurapjūklis. Žiūrime, koks yra peiliukas. Čia yra peiliukas, kurio dantukai yra žemyn nukreipti. Reiškia, mes galėsime pjauti gerąją pusę. Jeigu bus į kitą pusę, tai tada reikėtų lentą apversti, nes tada, dabar pjaunant, daugiau iškramtimų bus iš apatinės pusės. Lentą įstatom šoniuku. Jinai taip. Nusileidžia. Dar nėra pilno nusileidimo, dėl to duodam kelis smūgius pradžioje per centriuką ir tada iš šonų. Ir matas, jinai jau gražiai nusileido. Yra specialūs pakalimai, galima naudoti lentos gabalą. Kuo kokybiškesnė bus lenta, tuo mažiau reikės pastangų ją įstumti su būtent smūgių pagalba. Labai lengvi stuktelimai, labai puikiai sulindo šitą lentą. Ir dedam antrą lentą. Kitom lentom tenka stipriau prispausti, čia turėkit tą, kad stumant gali tekti čia stipriau prispausti. Nu, čia toks paprastesnis būdas klojimo, vėlgi tas pats pradžioj įstumam per viduriuką, keli smūgiai, nusileido ir tada jau sulyginam šitoje vietoje. Čia vis dėlto verta šiek tiek spūstelti, nors jinai pati suėjo. Įstatom daugiau mažiau 45 laipsnių kampų, spaudžiam ir girdim klikas, įsistatė. Ir dabar dar ta pati procedūra, viduriukas, prie sujungimo ir iš krašto. Visų čia susijungia labai gerai, bet galima dar keletą duoti smūgių, kad dar geriau susijungtų, ir tam jau naudojamas kampinis prietaisas. Iš vienos pusės užlenkimas, iš kitos pusės užlenkimas, į kurį mes kalam. Čia yra dar tokios pagalvėlės, kad nebraižyti. Dedam ir idealu.
Ir viena eilė padaryta, kiek čia 5 minutės. Čia yra antrasis kambarys, tarp jų yra siena. Ir mes dabar atėjome ir judame atvirkščiai nei prieš tai. Ne visos grindinės lentos tam yra pritaikytos. Reikėtų tai išsiaiškinti iš karto, nes po to bus pakankamai sudėtingas montavimas. Reikės tą kambarį ir tiesiai sudėti taip, kad jau bendroji lenta jas sujungtų. O šitos labai lengvai dedasi. Taip pat reikėtų žiūrėti, kad čia jau atsiranda pas mus durys, kad jungimų nebūtų ties durimis, nebūtų trumpų lentų prie įėjimo durų. Darom sujungimus prieš duris arba tarp. Aplink vamzdžius apeinama išpjaunant skylės. Pats geriausias būdas išpjauti skylės naudojant grąžtelius, plunksninius ir vėliau sujungti su elektriniu siauropjūkliu. Galima, aišku, ir iš karto. Darant vis dėlto su šituo skylė, su grąžteliu gaunasi gražesnis, apvalesnis. Laminuotos grindys sumontuotos, 36 kvadratai panašiai per 18 valandų, galbūt būtų netgi ir greičiau sumontuota, bet senos grindys. Daug buvo įvairių vietų tvarkymo, reikėjo tenais išlyginti. Manau, kad grindys tikrai bus patikimos, tai yra ne pirmos grindys man laminuotos. Svarbu, kad būtų kokybiškas laminatas, tada nebus tų problemų, kuriom būtent skundžiasi tie, kas turi tas laminuotas grindis. Na ir belieka tik tai uždėti apvadus. Apvadus galima derinti prie sienos, galima derinti prie grindų. Beliks tik tai juos priklijuoti. Na ir sėkmės jum patiem montuojant grindis. Ir prenumeruokite dešiniai pusėje spustelėdami mygtuką prenumeratos. Sėkmės viso.